Labas vakaras visiems. Aš kaip ir žadėjau, šiandien pristatysiu prezentaciją apie sąmoningą badavimą. Ir visą šitą medžiagą aš ruošiau, kai dalyvavau mokslinėje konferencijoje Klaipėdos universitete. Šį pavasarį buvau pakviesta būti viena iš lektorių ir noriu su jumis pasidalinti tą medžiagą. Iš tiesų, tai jau po konferencijos turėjau tą tokį norą, kad būtinai pasidalinsiu su savo auditorija, su žmonėmis, kurie domisi sąmoningų badavimu, kurie nekartą yra matę, girdėję, kad aš tuo užsiimu, bet daugam kyla klausimų, o kam badauti, kodėl, kokios to priežastis, nes daugam asocijuojasi badavimas su alkio jausmu, silpnumu, galvos skausmu ir panašiais dalykais. Arba netgi kai kurie nežino apie tai, kad yra ir pagrįstumo iš mokslinės pusės. Vieni medikai palaiko badavimą, kiti nepalaiko, čia yra požiūrio klausimai, bet aš su jumis noriu šiandien pasidalinti tą medžiagą, kurią aš radau, kuri būtent parodo, kaip sąmoningas badavimas gali jums pagelbėti. Tokie grynai faktai. Norisi pradėti nuo paprastų, suprantamų dalykų, kad atkreipti dėmesį, kodėl aš kalbu apie badavimą. Pavyzdžiui, meškos ir voverės hibernacijos arba žiemos miego metu nevalgo, negeria, nesišlapina ir nesituština. Ir visi šitie procesai jų kūne sulėtėja keliems mėnesiams. Čia atkreip dėmesį, kad, kodėl žmogus turėtų būti visiška išimtis, juolab, kad ir istoriškai žmonės taikydavo vienokį ar kitokį pasninką, ar tai siedami su religiniais aspektais ar sveikatinimosi aspektais. Nes, pavyzdžiui, aš kai atstovaudama daoistinę tradiciją, tai ten buvo priimta, kad daosis galėjo išeiti į olą ir taip kelis mėnesius irgi būti meditatyviam būvi be maisto. Pagalvokim dar apie kitą dalyką, kad paukščiai migracijos metu nuskrenda 100 kilometrų negėrę ir nevalgę. Man šita meška labai graži. Tiesiog tas gyvūnijos pasaulis, jeigu mes jį suprantam, kad tai nėra taip toli nuo žmogaus pasaulio. Apskritai angliškai tas žodis fasting, mes jį lietuviškai dažniausiai išverčiam kaip badavimas, bet iš tiesų tai yra ir pasninkavimas. Ir kada, pavyzdžiui, net ieškant literatūros, tos pačios mokslinės literatūros, mokslinių straipsnių apie badavimą ir vedant žodį fasting, kas mes suprantam, kad mes norim sužinoti apie badavimą, tai labai dažnai būna ir apie pasninkavimą, apie dietas ir mažinimą maisto, ne tik tai apie badavimą. Tai čia toksai dalykas, ką reikėtų suprasti. Ir lietuviškai galima sakyti ir vieną, ir kitą. Galima sakyti badavimas, galima sakyti pasninkavimas. Kai kuriems norisi to tokio aštrumiuko, pipiriuko ir jie kaip tik yra už tai, kad sakyti badavimas, nes juk aš nevalgau, aš badauju ir didžiuoju savim, kad galiu pabūti badaudama, ne? O kitiems reikia to tokio švelnesnio varianto ir jie sako, geriau įvardinkim pasninkas, nes mane gąsdina žodis badavimas. Tai man patinka terminas sąmoningas badavimas. Ir šitas terminas, šitas frazė, ji apibūdina abu tuos dalykus. Kad sąmoningas badavimas reiškia, aš einu savo valia sąmoningai į šitą laikotarpį be maisto ir tai yra badavimas dėl kažkokių savo priežasčių. Emocinio detokso, fizinio detokso, galbūt kažkokių negalavimų sumažinimo, prie ko mes dar prieisim šitoje prezentacijoje. O badavimas dėl nepritekliaus, kuris veda į mirtį, tai yra starving. Tai yra du visiškai skirtingi dalykai.
Taigi, kai aš kalbu apie badavimą, tai ne tai, kad dabar visi pulkit eiti į nenormalias dietas ir sekinkit organizmą. Ne, aš kalbu apie trumpalaikį, sąmoningą atsisakymą maisto tam, kad mūsų kūnas galėtų restartuotis ir galėtų kur kas geriau pradėti veikti. Badavimas arba pasninkavimas daugybę metų buvo naudojamas skirtingose kultūrose apsivalymui, ką aš jau ir pradžioje paminėjau. Senovės romėnai skaitė, kad valgyti daugiau nei vieną kartą per dieną yra nesveika. Ir jeigu pažiūrėsim į šiandieninės tendencijas apie protarpinį nevalgymą, tai grįžta, romėnų laikai grįžta. Aš pati mėgstu vieną kartą į dieną valgyti arba 2 kartus į dieną, priklausomai nuo to, kiek darbų yra. Bet šiaip jeigu tokių ramių naminių ritmų, tai 1 kartas per dieną man pats tas. Na ir dauguma religijų, skaitant krikščionybę ir islamą, praktikuoja pasninkavimą, tai yra sąmoningą susilaikymą nuo maisto. Ir taip pat, kaip sakiau, kad žiūrint tos mokslinius straipsnius, labai dažnai įvedu, kad fasting, kad kelias dienas, norėčiau rasti daugiau tokių tyrimų ir man vis meta apie Ramadaną, pavyzdžiui. Nors badavimas nėra naujovė, tačiau sveikatos srityje apie jį vis dar yra nepakankamai kalbama. Tai yra žmonės bijo apskritai net galvoti, bandyti badauti, nes tas nežinojimas įsiveda į tai, kad, gal geriau nereikia. Arba, kas badauja, tai yra bepročiai, kažkokie tai keistuoliai ir čia to man tikrai nereikia. Bet kai pabando patys, kad ir protarpinį nevalgymą pabūti 12-16 valandų ir taip padažninti tai, ne tai, kad 1 kartą gyvenime, bet kelis kartus savaitę, pradeda suprasti, kad palauk, bet aš geriau jaučiuosi, kai valgau rečiau. Ir netgi gyvūnai gyvena ilgiau, kai jie valgo rečiau. Taigi šito pranešimo tikslas yra supažindinti jūs su moksliniais tyrimais, patvirtintais faktais apie badavimą ir šiek tiek pabaigoje pasidalinti asmeninę badavimo patirtimi. Mūsų genuose yra įrašyta pasninkavimo programa, persirėjimo irgi. Šita citata labai tokia vaizdinga, tuo, kad žmonės dažniau turi tokią patyrimą kaip persirėjimą, negu turi drąsos pabandyti eiti į pasninkavimą. Bet tai yra mumise. Mes tai galime daryti. Realiai praktiškai kiekvienas, kuris yra suaugęs, nesilaukianti, nemaitinanti moteris, neturi kažkokių rimtų sveikatos sutrikimų, kurie kištų koją ir jinai negalėtų dėl to badauti. Iš esmės, praktiškai dauguma absoliuti gali badauti. Kas vyksta mūsų kūne, kai mes badaujame? Tai va čia buvo įdomu rasti ir skirtinguose tuose šaltiniuose informaciją. Aš sudėjau pagrindinę į skaidres. Tai visų pirma, kad cukrus kraujyje ir insulinas pradeda mažėti po 6-24 valandų po to, kai pradedame badauti. Tai yra apie 20% vyksta sumažėjimas per artimiausią parą. Tai, pavyzdžiui, kada mes jau taikome tą protarpinį nevalgymą, tai mes galim cukraus ir insulino kiekį mažinti mūsų kraujyje. Kepenys pradeda skaidyti glikogeną, kad gaminti gliukozę, tada kepenys gamina naują gliukozę iš amino rūgščių, tai vyksta nuo 24 valandų iki 2 dienų pradėjus badavimą. Po 3 dienų gliukozės ir insulino rodmenys išlieka žemi, tai yra apie 30% ir alkio nelieka. Tai tas dalykas, apie ką aš dažnai kalbu, kad žmonės bijo badauti ir aš sakau, žiūrėk, tu 3 dieną jausiesi daug geriau. Tai radau
pagrįstą informaciją iš mokslinių tyrimų, kad taip, alkio nelieka ir tai susiję su cukraus kiekiu kraujyje. Žemas insulino kiekis skatina riebalų skaidymą, trigliceridai, tai yra saugomi riebalai, yra skaidomi į glicerolį ir riebalų rūgštis, o riebalų rūgštis kūnas naudoja energijai, tuo tarpu smegenys naudoja ketonus, gaminamus iš riebalų rūgščių. Ir badavimo metu kūnas pereina į būvį, kuriuo metu naudoja riebalų energiją vietoj gliukozės. Tai aš čia dar noriu dėmesį, ypač tiems, kas galbūt turi papildomų kilogramų ir galvoja, aš dabar badausiu tam, kad numesti. Ir taip ir ne. Normalu, kad paskui tas svoris jis sugrįžta, bent jau didžioji dalis. Jeigu yra kažkokių išties papildomų kilogramų, tai gali būti ten 1-2 kilogramas ir negrįžti, bet sąmoningas badavimas nėra skirtas liekninimuisi. Ta prasme, mes turime suprasti, kad mitybos ilgalaikiai pokyčiai tai yra apie svorio mažinimą, o badavimo tikslai yra šiek tiek kitokie. Daugiau apie sveikatingumą, apie organizmo valymą, ne tiek apie kilogramus. Valgymas organizmui iš esmės reiškia darbą, todėl sąmoningas badavimas paprastai jam yra poilsis. Tai šita frazė irgi tokia labai man ryški, todėl kad aš tą pastebiu, kada pati einu į sąmoningą badavimą, bent kelių dienų, kad mano kūnas, mano organai ilsisi. Aš ne tai, kad kaip gerai pailsėsiu nuo maisto gamybos. Nebūtinai, nes mano vyras paprastai valgo ir aš jam gaminu maistą, bet to visiškai nesureikšminu, viskas tvarkoja, gali ir badauti, ir gaminti maistą, tai vienas kitam netrukdo. O kartais būna, kad sako, ne, tu nesikišk, aš pats, sako, pasigaminsiu. Ir sako, tu ramiai savo badauk, atsipalaiduok, relaksuok. Bet tai, kas vyksta mūsų organuose, tai yra tikriausias poilsis, dėl kad organai ilsisi, jiems nebereikia dirbti. Ne taip, kai mes visą laiką valgom. Tai iš tokių dar įdomybių, iš mokslinių tyrimų, pradėkime nuo smulkių. Tai nuo vienaląsčių, paskui jau ten prie pelių pereisim, beždžionių ir žmogaus. Tai pradedam nuo paties mažiausio. Atlikus badavimo tyrimus su vienaląsčiais organizmais, kuomet jie apribojami nuo maitinimosi, pastebėta, kad pailgėja jų gyvenimo trukmė. Aš nemanau, kad žmogus ims ant tiek ilgiau gyventi, taikydamas protarpinį nevalgymą ar ten porą kartų metus ilgesnį pabadavimą, bet verta susimastyti apie poveikį mūsų sveikatai. Pavyzdžiui, šitą koli bakteriją, kuri čia užrašyta, nežinau kaip tiksliai ją perskaityti, buvo perkelta iš maistingo sultinio į nekaloringą terpę. Ir po medžiagų apykaitos pokyčių ši bakterija galėjo išgyventi 4 kartus ilgiau nei laukinio tipo bakterija. Tai, kaip ir sakau, gal žmogus 4 kartus ilgiau ir negyvens, bet šitą informaciją verčia susimastyti. Panašus tyrimai buvo nustatyti ir su kitomis bakterijomis bei mielėmis ir jų visų gyvenimo trukmė pailgėjo. Kitas faktas, daugelis pelių negali išgyventi be maisto ilgiau nei 3 dienas. Tuo tarpu daugelis žmonių gali išgyventi nevalgydami 30 dienų ir ilgiau. Ir tai žmogui suteikia galimybę turėti įvairių badavimo tipų. Nes kada mes kalbam apie sąmoningą badavimą, tai dažnai žmonės būna įsikandę kažkokią vieną versiją, kad čia būtinai vandeniu, arba būtinai sausai, arba būtinai kažkokia tai trukmė turi būti labai didelė. Yra kas kabinėjasi, kad palauk, tai 1 diena tai nebadavimas, o čia tik iškrova, 3 dienos tai nebadavimas, o pasninkavimas.
Tai nu, jeigu mes esam be maisto, tai mes ir vadinam tai tam tikrais žodžiais, kad mes nevalgom, tai mes vadinas badaujam. Tiesa. Tai pakalbėsim šiek tiek apie tuos badavimo tipus, dažniausiai sutinkamus, sakykime, literatūroje. Tai visų pirma, visiems puikiai žinomas, pažįstamas protarpinis badavimas. Aš mėgstu jį vadinti tiesiog protarpiniu nevalgymu, nes to badavimo efekto, to tokio, žinai, kad jauti badavimą, man nespėju aš pajausti taip stipriai. Gali būti pakaitinių dienų badavimas, alternate day fasting vadinamas, kada nevalgoma kas antrą dieną. Tai va čia toks jau ryškesnis, ne? Bet kada mes nevalgom tiesiog keliolika valandų, tai organizmas prie to gana greit adaptuojasi, turiu pasakyti. Kitas variantas, kurį dažnai galima rasti, tai yra 5-2 dieta arba valgyk, sustok, valgyk metodas, kada nevalgoma arba suvartojama labai mažai kalorijų 2 dienas per savaitę. Pavyzdžiui, šeštadienį, sekmadienį nevalgot arba labai mažai valgot, o darbo dienom žmogus pilnai maitinasi. Tai gali būti toks variantas. 16-8 protarpinis badavimas, tai čia tas populiariausias ir aš linkusi jį naudoti, kada yra 16 valandų nevalgoma, o valgyti galima tik per likusias 8 valandas iš 24 valandų. Tiesa, aš dažnai būna, kad pasirenku netgi dar tokį aštresnį variantą, tuo, kad valgau tik tai 4 valandas per dieną ir 20 valandų būna pertrauka be maisto. Bet čia yra mano pasirinkimas, aš gerai jaučiuosi tada ir kažkas gali pabandyti irgi. Dar yra 24 valandų badavimas, kada nuo vakarienės iki vakarienės arba 1 kartą per dieną yra valgoma, rekomenduojama bent kartą į savaitę, o kai kuriais atvejais galima tai prisitaikyti ir ilgesniam periode. Sakykime, aš tokį tarp paskutinių 2 esu pritaikiusi savo, maždaug po 20 valandų nevalgau. Badavimo tipų gali būti ir ilgesnių, long term arba prolonged fasting, prailgintas badavimas, kai nevalgoma daugiau dienų, bet vėlgi dar šitas prailgintas badavimas dar suskirstymas į įvairias versijas. Ką aš sakau, kad kai kurie įsikanda kažkokią vieną versiją ir sako, kad ne, tu neteisingai badauji, nes tu geri vandenį, tikras badavimas yra tik tai sausas. Tai literatūroje įvardinama, kad gali būti ir kitaip. Pavyzdžiui, badavimas pagal Buchinger ir Wilhelmi, tai netgi valgoma, bet suvartojama tik iki 200-250 kalorijų per dieną, pasninkaujama 2 dienas ir daugiau. Tai va čia vėlgi apie tą fasting žodį, kada tai yra pasninkas ir nebūtinai tai reiškia visišką buvimą be maisto. Tai todėl ir įvardinama prie šitų long term fastingų. Badavimas tik vandeniu, kada geriamas tik vanduo nuo kelių dienų iki kelių savaičių dažniausiai yra taikoma. Pats populiariausias variantas, nes Polis Bregas apie tai rašė ir kai kurie būna, kad aklai įsikerta, kad va čia tik taip ir ne kitaip, bet kviečiu praplės savo akiratį, kad gali būti ir kitokios versijos ir jos nėra nieko prastesnės, nes tie ląstelių apsivalymo procesai vis tiek vyksta. Toliau yra badavimas skysčiais, kada geriamas vanduo, sultinys, arbata, kokteiliai su vandeniu, su valančiais maisto papildais. Tai gali būti nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Bet šitą badavimą skysčiais aš ir propaguoju. Man tai yra labiausiai priimtinas variantas,
Sultinys tai yra, kada ilgai verdamos daržovės, jos išmetamos ir geriamas tik tai skystis, ten jokių druskų nėra, čia ne apie tai. Žolelių arbatos, geriu vandenį su šiek tiek bentonito molio gysločių sėklų luobelėmis kelis kartus dienoje. Tai mano meistras, mokytojas Mantakčija, irgi palaiko šitą variantą badavimas skysčiais. Dar gali būti sausas badavimas, kada negeriame iš vis jokie skysčiai. Paprastai šitas badavimas taikomas trumpiau, iki 4 dienų. Vėlgi individualus pasirinkimas. Aš nebadauju sausai, nes mano mokytojas meistras Mantakčija yra to požiūrio, kad tai per didelis stresas mūsų organizmui. Ir manęs tiesiog netraukia pabandyti tas sausas badavimas. Man patinka gerti daug skysčių, daug vandens, žolelių arbatų, kada aš badauju. Taip pat prie prailginto badavimo priskiriamas ir sulčiavimas, kada geriamos vaisių, daržovių sultis nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Kažkas sakys, tai palauk, tai sultis, tai čia maistas, bet jeigu mes pažiūrėsim į tą suskirstimą, koks jis realiai egzistuoja, apie tą prailgintą badavimą, tai netgi kur šiek tiek kalorijų paliekama ir irgi būna priskiriama. Taigi tai yra asmeninis pasirinkimas, kurį iš šitų variantų žmogus savo renkasi. Kada mes kalbam apie badavimą, tai dažniausiai žmogus galvoja, kad kaip čia mano kūną restartuoti taip, kad prasidėtų autofagijos procesas. Nes atliekant protarpinį arba ilgo periodo badavimą, jis organizme startuoja. Tai yra procesas, kurio metu ląstelės pačios save suvirškina. Ląstelės pradeda atsinaujinti. Autofagija išvalo iš mūsų kenksmingus, toksiškus baltymus, nužudo bakterijas, virusus. Tai tarsi atliekų perdirbimo gamykla, kurioje iš atliekų gaunama nauja žaliava ir ląstelės atsinaujina. Tai tas toks įdomus procesas, jis startuoja mūsų kūne netgi, kada mes darom protarpinį nevalgymą, bet ilgesniam kelių dienų badavime tai dar stipriau vyksta. Todėl ir būna tos istorijos, kad žmonės patys netikėtai arba nežinodami, kad ar tikrai tai pavyks, pasveiksta netgi nuo tam tikrų negalavimų, tam tikrų problemų, apie kurias aš čia paminėsiu, grynai iš mokslinių šaltinių, ką aš mačiau. Priklausomai nuo sveikatos būklės, badavimas gali būti terapinis, vadinamas gydomasis badavimas. Ir 2002 metais vokiečių medikai paskelbė pirmasias gaires gydomajam badavimui. Gali būti prevencinis badavimas, kada žmogus badauja visiškai būdamas sveikas, bet galvoja, kad galbūt gali kažkokias tai ligas paveldėti iš savo giminaičių ir panašiai, ir prevenciškai badauja. O dar trečias variantas įvardinamas kaip sveikatingumo badavimas, neturint jokių medicininių intencijų dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, tam, kad galima būtų kokybiškiau dirbti su energetiniam praktikom, meditacija, qigong praktikos. Tas efektas, jisai būna stipresnis po detoksų. Tai kai kurie būtent renkasi dėl šių priežasčių. Sąmoningas badavimas gali prailginti gyvenimą, pagerina mąstymą, sumažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką, taip pat gerina neuronų plastiškumą ir pagerina atmintį. Tai čia ne tai, kad aš būčiau sukūrus, bet čia viename iš mokslinių tyrimų buvo šitas faktas įvardintas. Tyrimuose buvo pastebėta,
kad net ir protarpinis nevalgymas gali sumažinti sistolinį kraujo spaudimą bei uždegimo rodiklius. Uždegimai siejami su chroniškomis ligomis, kaip širdies ligos, vėžys, taip pat reumatoidinis artritas. Na ir uždegimą padeda sumažinti tiek protarpinis, tiek ilgo laikotarpio badavimas. Taikant protarpinį badavimą 1 metus, pastebėti geresni rezultatai, mažinant uždegimą, nei trumpesnių laikotarpių. Ta prasme, jeigu jūs įsivaizduojat, kad taikysit tą protarpinį nevalgymą ten 2 dienas į savaitę ir taip darysit 2 mėnesius, visos jūsų bėdos išsispręs ir uždegimai kūne nuslops, dažniausiai reikia organizmui daugiau. Reikia ilgesnio to įpročio, kad ilgesnis tarpas tarp vakarienės ir pusryčių. Čia nėra kažkas ypatinga. Čia nesakau, kad iš vis nevalgyti metus laiko jūgi. Čia kalbam apie ilgesnius tarpus tarp vakarienės ir pusryčių. Badavimas padeda kontroliuoti cukrų kraujyje, mažinant insulino rezistenciją. Atlikus tyrimą taikant protarpinį badavimą sergantiems antrojo tipo diabetu pastebėtas ryškus cukraus kraujyje sumažėjimas. Nustatyta, kad badaujant 3-5 dienas insulino faktorius gali sumažėti iki 60%. Bet čia dar stabteliu trumpam, kad apie diabetą rasite, dar paskui bus iš kito mokslinio tyrimo kitokia citata, kad iš vienos pusės, tarsi tuo, kad galima padėti mažinti insuliną, bet iš kitos pusės yra kitų rizikų, todėl sergantis diabetu su medikų priežiūra reikėtų tokį dalyką daryti, nes tie pokyčiai, kurie vyksta tokio žmogaus kūne, savarankiškai imantis badavimo, gali būti ne visai atsakinga. Bet, jeigu tai trumpalaikiai badavimai, nevalgymai ten 12 valandų, tai galimai gali dar savo prisiderinti. Kelios mokslinės studijos rodo, kad badavimas skatina augimo hormono gamybą. Augimo hormonas yra pagrindinis hormonas dalyvaujantis metabolizme, svorio metime ir raumenų auginime. Taip. Toliau klinikinės studijos parodė teigiamą protarpinio nevalgymo poveikį esant epilepsijai, Alzheimerio ligai ir išsėtiniai sklerozei. Tai kada mes kalbam apie protarpinį nevalgymą, tai nėra kažkas sudėtinga, ką reikia, kur yra ilgos dienos be maisto, tai galima tiesiog daryti ilgesnius tarpus tarp vakarienės ir pusryčių arba nevalgyti vakarienės ir turėti gerą poveikį sveikatai. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad protarpinis badavimas teigiamai įtakoja Parkinsono ligą, išeminės širdies ligas, autizmo spektro sutrikimus, nuotaikos ir nerimo sutrikimus. Tai dar atkreipiu dėmesį, kad šitie sutrikimai yra įvardinti apie protarpinį badavimą. Tai nereiškia, kad jeigu žmogus turi ten Parkinsoną ar autizmą, kad jam dabar ten 20 dienų būt be maisto. Mes kalbam apie protarpinį nevalgymą. Tyrimai su gyvūnais. Atlikus tyrimus su pelėmis ir pritaikius joms protarpinį badavimą, kad vienas maitinimas per dieną, buvo užfiksuotas išaugęs ilgamžiškumas. Gyvūnai gyvena 28% ilgiau nei įprastai besimaitinant. Kitame tyrime gyvūnai gyveno net 83% ilgiau. Bet, aišku, ilgamžiškumo studijų su žmonėmis trūksta, nors yra tų ir knygų išleista, kaip gyventi 120 metų. Aš galvoju, tai visai realu. Nežinau, ar aš tiek gyvensiu, bet kad mes galim prailginti gyvendami sveikesnį gyvenimo būdą, tikėtina, labai tikėtina. Kitame protarpinio badavimo tyrime su pelėmis pritaikius 8 valandų per dieną mitybą, tai yra 16 valandų liekama be maisto, pastebėta, kad pelės buvo labiau apsaugotos nuo nutukimo,
išeminių širdies ligų, kepenų suriebėjimo ir uždegiminių procesų. Dar tyrimai su gyvūnais buvo atlikti, tai su pelėmis. Parodė teigiamą badavimo poveikį, kovojant su vėžiu ir palengvinant chemoterapiją. Tyrimai su beždžionėmis parodė, kad 50% atvejų vėžiniai navikai sumažėjo, o tyrime su graužikais buvo pastebėtas 73% vėžio sumažėjimas. Bet vėlgi atkreipiamės dėmesys, studijų su žmonėmis trūksta, tai yra mes nežinom iki galo, kas vyksta, kada yra onkologija, ar tikrai sąmoningas badavimas gali turėti žmogui įtakos. Kartais būna istorijos, kad žmogus įveikia, o kartais niekos nepasikeičia. Taip kad dar ateitis, kol daugiau tų tyrimų padarys. Tyrimai su žmonėmis, apie juos šiek tiek irgi reikėtų pakalbėti. Pavyzdžiui, 2021 metais tyrimo metu nustatyta, kad po 5 dienų badavimo tik vandeniu sumažėjo medžiagų apykaitos sindromas ir senėjimo žymenys. Toks badavimas gali būti sėkmingai taikomas prevencijai ir gydymui esant uždegimo sukeliamoms ligoms ir mažinti senėjimą. Nors, aišku, tas gerai skamba mažinti senėjimą, nusakoma, kad nuo savo amžiaus mes niekur nepabėgsim ir senėjimo nesustabdysim. Bet, matot, jeigu 5 dienas pabūnam be maisto, verta susimąstyti, ką? Tarsi aš ne vieną kartą, daug kartų esu po 5 dienas badavus, aš jau nebeskaičiau daugiau nei 10. Taigi 2008 metais atlikto tyrimo metu nustatyta pasninkavimo ir depresijos sąsaja. Tai yra sumažinus porcijas 25% 6 mėnesiams, tiriamieji jautė mažesnius depresijos simptomus. Tai čia iš to paties, kur sakiau, kad tas fasting, jisai gali būti ir badavimas, ir tiesiog pasninkavimas, tai šiuo atveju buvo tas užfiksuotas poveikis depresijai, jos mažinimui, kada apribota buvo žmogaus mityba. Čia dar toksai mano pastabėlė būtų, kad kada kalbam apie probiotikus, apie gerąsias bakterijas, tai irgi yra tam tikra sąsaja. Mokslininkai pastebėjo, kad depresija sergantis, kada pradeda daugiau raugintų produktų vartoti, pavartoja probiotikų, tai irgi mažina depresiją. Tai mūsų liūdesys, depresija konkrečiai labai susijęs su gerosiam žarnyno bakterijom, todėl aš labai dažnai kalbu ir apie probiotikus Vivomix tame kontekste. Taip, pritaikius protarpinį valgymą, 2337 išgyvenusioms krūties vėžį moterims pastebėtas padidėjęs atsparumas vėžio atsinaujinimui. Tai va čia irgi toks pastebėjimas. Dar atliekant 24 valandų badavimą prieš arba po chemoterapijos esant krūties vėžiui, tyrimais užfiksuota, kad sveikos ląstelės buvo labiau apsaugotos. Aš labai tikiuosi, kad ateityje tų tyrimų daugės, bet kol kas tokie pavieniai, svarbiausia, kad jų yra. Laikantis prailginto badavimo 3, 4 ir daugiau dienų, rekomenduojami papildomi multivitaminų ir mineralų papildai. Tai čia irgi tai, apie ką aš kalbu, nes kada mes badaujame skysčiais ir, pavyzdžiui, vartojame sultinį, ten mes gauname mineralų. Jeigu mes vartojame vandenį, pavyzdžiui, su šaukšteliu medaus ir tai 4, maksimum 5 kartus per dieną, mes gauname irgi ir mineralų, ir vitaminų, ir mūsų kūnas neina į tokį kaip skurdą, tam tikrą prasme, į pernelyg didelį stresą, gal taip reikėtų įvardinti. Tai va ir mokslinė literatūra, tas yra užfiksuota,
kad papildomi maisto papildai, badaujant 3-4 ir daugiau dienų, jau yra rekomenduojami, kad mes geriau jaustumėmės. Pastebėti teigiami pokyčiai žmogaus mikrobiome, tai yra mūsų gerosiose žarnyno bakterijose po prailginto badavimo. Prailgintas badavimas, kada badaujama ilgiau. 3, 5, 7 dienas. Gerosios bakterijos siejamos su medžiagų apykaitos sveikata, mažesnė vėžio rizika, širdies ligomis ir nutukimu. Ilgiau badaujant užfiksuota, kad organizmas pašalina daugiau sunkiųjų metalų per šlapimą. Čia irgi yra įdomus faktas, nes žmonėms kyla klausimų, kaip tos sunkiuosius metalus iš mūsų kūno pašalinti, tai jie pradeda šalintis, kada mes ilgiau pabadaujam. JAV atlikto tyrimo metu nustatyta, kad laikantis 24 valandų badavimo tik vandeniu kartą per mėnesį padidėja augimo hormonas, kuris skatina iš riebalų išgauti energiją, sumažina insulino lygmenį ir kitus medžiagų apykaitos žymenis. Tiriamieji lieknėjo, o jų rizika susirgti diabetu ir širdies bei kraujagyslių ligomis mažėjo. Taigi, vieną parą nevalgyti tikrai verta. Čia netgi per mėnesį tik tais. Tai labai įmanoma. 2007 metais buvo atliktas tyrimas su protarpiniu nevalgymu ir astma sergančiais nutukusiais pacientais. Pritaikius pakaitinių dienų badavimo metodą, jau po kelių savaičių astmos simptomai sumažėjo. Taip pat sumažėjo uždegimo rodikliai, įskaitant C reaktyvųjį baltymą, tokiu būdu padedant sureguliuoti pernelyg aktyvią imuninę sistemą. Dar, ką reikėtų žinoti? Žmonės labai bijo, kad raumenys sunyks. Tai bauginantis raumenų nykimas pasninkaujant vyksta kur kas lėčiau negu anksčiau manyta. Saikingas badavimas ir lengvas fizinis krūvis širdies raumens gali net padidinti gali. Todėl mes, kada taikom ar protarpinį badavimą, ar kelių dienų badavimą, sportuojam toliau. Tai niekiek netrukdo. Vartojantiems, kam nerekomenduojama badauti, kas turėtų susilaikyti. Tai tie, kurie vartoja vaistus nuo kraujo spaudimo reguliavimui, nes ilgiau badaujant mažėja kraujo spaudimas, todėl vaistai jį pernelyg nužemins. Tai nebent keisti dozuotę ir tiesiog suprasti, kad gali kisti tam tikri dalykai ir tai, ką jūs vartojate iki tol, gali ne visai atitikti. Sergantiems diabetu, vėlgi dėl kintančio cukraus kiekio badavimo metu, ką aš ir minėjau, kad tai turėtų būti tada daroma po priežiūrą, koreguojant vaistus, nėštumo metu, maitinimo krūtimi laikotarpiu. Atrodytų elementaru, bet aš karts nuo karto vis susiduriu, kai moteris sugalvoja, būdama ten keletą mėnesių besilaukianti, man reikėtų gal padetoksikuoti, arba maitinanti, aš noriu detokso, tai ne, susilaikoma, jokių detoksų, nei antiparazitinių programų, nieko. Taip pat nerekomenduojama badauti turėjusiems mitybos sutrikimų, čia turime omenyje anoreksiją, bulimiją, tai nederėtų. Ir sunkiai sergant aktyvioje ligos fazėje, pavyzdžiui, yra peršalimas ar ten koks bronchitas, ir sako, aš dabar badausiu. Tai pabūti ten vieną kitą dieną be maisto, tai viskas tvarkoja ir nereikėtų versti sergančio žmogaus būtinai pavalgyti, bet kada yra aktyvi ligos fazė, kad aš dabar imsiu 7 dienų nevalgymo, ne. Žmogus pirmą turi atsistatyti, pasveikti ir tik tai paskui jau eiti į badavimą. Čia įdomi frazė Otto Buchingerio. Iš visų natūralių gydymo priemonių man iki
šiol didžiausią įspūdį padarė badavimas. Ir tai sakė gydytojas. Taip, tai buvo senokai, 20 amžiaus pradžioj, bet vis tik tai, kaip ir sakau, po truputėlį daugėja ir tos mokslo pagrįstos informacijos. Ką aš rekomenduoju prailgintam badavimui, remiantis asmeninė patirtimi, remiantis mano meistro Manteko Čia rekomendacijomis, tai neeksperimentuoti savarankiškai sergant, taip pat įsigilinti į pasirinkto badavimo tipo rekomendacijas ir ar esant poreikiui pasitarti su gydytoju. Ne kiekvienam reikia tarti su gydytoju, bet tie, kas turi kažkokius sveikatos sutrikimus, vartojamus vaistus, tai reikėtų pasitarti, ar saugu nutraukti vaistų vartojimą, ar tęsti tą vaistų vartojimą, ar galbūt kažkokią tai lengvesnę vaistų versiją pakeisti. Tai čia va tais atvejais, jeigu žmogus nevartoja kažkokių vaistų arba gali ten būti be jų ir ten keletą dienų, tai viskas yra tvarkoj. Arba gali vartoti paraleliai, jeigu tai nekalbam apie diabetą. Pirmosios 2-3 badavimo dienos yra pačios sunkiausios, o toliau badaujant, pavyzdžiui, 5-7 dienas jaučiamasi kur kas geriau. Na, prasme, aš tai dariau daug kartų ir turiu pasakyti, kad pirmosios 2, kartais 3 dienos tikrai yra tos sunkesnės. Ir kai kurie įsivaizduoja, kad jeigu vieną dieną dėl kažkokių priežasčių jūs nepavalgot ir jaučiatės kažkokį tai silpnumą, virpėjimą ir panašiai ir galvojat, tai palauk, čia kažkas badavo 10 dienų, pavyzdžiui, aš pernai. Tai kaip tada visas 10 dienų taip jaustis? Ne, pirmas 2 dienas tokia nesąmonė tik jauti, o visom kitom dienom jautiesi puikiai. Taip, tai banguoja, kartais geriau, kartais blogiau, bet iš principo tai savijauta yra visai gera ir visai normali. Badaujant ilgiau nei 2 dienas, dėrėtų taip pat išsivalyti žarnyną, todėl kad mes nustojam tuštintis. Jeigu ten 1-2 dienos, tai būna ten arsenos lapų arbatos žmogus išgeria ir kažkaip tai prikalbina savo pilvą, kad jis išsituštintų, bet ilgiau badaujant viskas sustoja, nes kūnas galvoja, gal aš čia dar kažką gero iš to turinio ištrauksiu, nepaleisiu jo ir tas vidurių užkietėjimas tik tai gilėja ilgiau badaujant. Taip kad reikėtų valyti žarnyną, bent jau namie klizmą arba žarnyno hidrokolonoterapiją galima klinikoje daryti. Po ilgesnio badavimo reikėtų atsakingai grįžti prie mitybos, neprisivalgyti, kada yra mažesnis dienų tarpas ar 1-2 dienos be maisto, tai paprastesnis tas įėjimas iš badavimo, kada nevalgom ten 7-10 dienų, jau atsargiau, ilgesnis įėjimas į mitybą, nes mes tiesiog geriau jaučiamės. Daug geriau tada jaučiamės, kada suvokiam, kaip sugrįžti į tą maistą. Grįžus prie mitybos, pagerinti savo mikrobiotą, vartojant probiotikus, ypač jeigu valėsi žmogus žarnyną. Nes jeigu darėsi klizmą ir neužsėjo gerųjų bakterijų, tai gali nemaloniai jaustis ir nevirškinti normaliai maisto. Tai čia viena iš tokių būtinybių. Tik tai, kai renkatės probiotikus, rinkitės, kad būtų kuo didesnis gerųjų bakterijų skaičius. Jis privalo būti daugiau nei 20 milijardų. Bent jau pagal daktaro Mosley literatūrą su mano žarnyno dieta, jisai šitaip teigia ir mažiausiai 6 štamai turėtų būti. Kodėl aš dažnai rekomenduoju Vivomix probiotikus, nes ten yra 8 štamai ir 450 milijardų gerųjų bakterijų. Tai jeigu turit kažkokių klausimų, jūs rašykit, nes matau tikrai yra žmonių, kurie žiūri šitą gyvą transliaciją ir aš galėsiu atsakyti arba transliacijos metu, arba vėliau po transliacijos. Na ir šiek tiek noriu pasidalinti dar apie savo asmeninę badavimo patirtį, kol jūs rašysite galbūt komentarą.
kad sąmoningas badavimas į mano gyvenimą atėjo maždaug 9 metus atgal ir tai nebuvo tas toks rožėm klotas kelias, kad nu va, dabar jau aš čia badausiu, aš čia labai mandrai dabar būsiu be maisto. Ne, negalvojau aš apie tą badavimą, man atrodė, kad man to nereikia, bet privertė gyvenimas. Ta prasme, kad buvo ilgesnis antibiotikų vartojimas dėl Laimo ligos ir paskui mano žarnyno mikroflora išsitaškė visiškai, išsibalansavo ir kad ir kokius aš ten gerasias bakterijas vartodavau, ką aš tuo metu rasdavau vaistinėse, man niekas negelbėjo, nes aš dar apie Vivomixą nežinojau. Ir žarnyne išsibujojo kandidos grybelis, ko pasiekoje pilvą pūsdavo nuo bet ko, net ir vandens atsigėrus. Ir taip ilgokai užtruko ta mano kelionė, kol aš supratau, kad palauk. Taigi mano mokytojas meistras Mante Kaščija, tai jis kalba ne tik tai apie meditaciją, qigong praktikas, bet ir apie sąmoningą badavimą. Kodėl aš stengiausi to nematyti, nes, nepatogu nevalgyti. Ir tada aš supratau, kad palauk, man tai yra reikalinga. Aš turiu pabandyti tą sąmoningą badavimą, nes tai yra tas kelias, kur mane kviečia. Ir pajutau, kad taip turi būti, kad pabandžiau 5 dienų savarankišką badavimą pagal tai, kokios buvo rekomendacijos. Paskui tobulinau tą programą, nuvažiuodama kiekvienais metais į Tailandą, į meistro Mante Kaščija rezidenciją Tao Gardeną, kur yra ir klinika, atliekamos procedūros. Ir taip sudėliojau patį geriausią variantą, kaip vis tik tai įeidinėti, išeidinėti badavimo metu, kaip į ką atkreipt dėmesį. Aš sakyčiau, dažniausiai problema yra, kad žmonės labai sureikšmina. Kad aš dabar badausiu, aš dabar blogai jausiuosi, šokinėkit visi aplink mane, nes aš dabar badauju. Žvelkit į tai paprasčiau. Žvelkit į sąmoningą badavimą paprasčiau, nes tai nėra kažkas tai tokio sudėtingo. Ir jeigu mes kalbam apie tokius badavimus kaip kelios dienos, tai yra visiškai saugu. Niekas nemiršta, pabadavęs 7 dienas, geriant skysčius, geriant vandenį. Viskas yra tvarkoje. Žmogus gali būti be maisto net ir 30 dienų. Daug kas pamena galbūt, kad Kristus badavo 40 dienų. Aš nesu už ilgus labai badavimus. Aš esu už trumpesnius. Mano maksimumas buvo 10 dienų ir taip aš galėjau tęsti. Bet aš pajutau, kad gana, man užtenka, aš jaučiuosi gerai, bet jau pradedu kaip ir silpti ir tuo metu nutraukiu. Tai aš esu už tai, kad mes klausytumėm savo kūno, o ne tai, kad aklai palauk, čia turi būti tiek ar tiek dienų, nes kažkur tai kažkokioje literatūroje tai perskaičiau. Žodžiu, žvelkit plačiau. Ir tada galėsit turėti ir daugiau motyvacijos, ir geresnių rezultatų. Turiu omenyje, kad mes tada galim lengviau išbūti be maisto ir jaustis kur kas geriau. Jūsų namiškiai ne visada palaikys ir tai yra visiškai normalu, nes jie irgi yra pilni baimių. Todėl aš, pavyzdžiui, kai pirmąjį badavimą dariau, aš savo mamai net nesakiau, kad aš badauju. Aš jau paskui pasakiau, žinai, aš dabar buvau 5 dienas be maisto. O Jėzus Marija, bet aš dabar jau valgau. Gerai. Ir praėjo keletas metų ir mano mamos baimės išsisklaidė ir ji pati sako, gerai, aš irgi noriu pabadauti. Ir ji badavo su manim 5 dienas. Tai ant kiek kartais reikia to laiko, kad susigulėtų visa informacija ir galėtumėm pradėti žingsniuoti į tą sąmoningą badavimą. O aš dar norėčiau paminėti, kad šiais metais organizuoju paskutinę savo badavimo stovyklą moterims
Ji vyks rugsėjo 22-24 dienomis. Aš šiemet jau suorganizavau 4 badavimo stovyklas, kur tikrai pakankamai gausus moterų būrys susirinko. Ir grupėje įveikti savaitgalį be maisto yra žymiai lengviau, nes mes esam motyvuoti. Mes tada žinom, kad nėra niekur spintelėse maisto. Mes žinom, kad atvažiavau nevalgyti, tai tą ir atlaikysiu. Tai jeigu norėtumėt prisijungti, tai platesnė informacija nuorodoje bus prie šito video. Taip pat aš sudarinėju individualizuotus badavimo planus, yra daugiau informacijos mano puslapyje badavimas.com. Galite drąsiai kreiptis ir taip pat labai norėčiau iš jūsų atgalinio ryšio, ar jums patiko mano paruošta paskaita. Dar atsakysiu į Vaivos klausimą, matau, kad klausia, kokia literatūrą rekomenduotumėt paskaityti ruošiantis badauti. Sudėtingas klausimas, todėl kad skirtingose literatūrose bus skirtingai pateikiama. Aš dirbu pagal Mantakčyje Cosmic Detox programą, knygą. Esu skaičiusi ir Bregą, ir Malachovą. Man tai nėra priimtini variantai ir dažniausiai ta literatūra ji nėra tokia vieninga, kad tu paimsi kažkokią vieną knygą ir ten bus viskas nuo A iki Z, apie ką aš kalbu savo stovyklose arba ką aš esu sukaupusi. Pavyzdžiui, aš nematau kol kas tokios vienos knygos. Galbūt ateityje tokia atsiras, bet kol kas sudėtinga kažką rekomenduoti. Galit Brego badavimo stebuklas paskaityti, bet tai, gairės tik tai. Taip, Aneta, jei rudenį, kuomet valgai daug vaisių ir daržovių ir žarnynas užpildytas ląsteliena, ar būtina daryti klizmą? Tai jeigu jūs valgot, tai jūs valgot. Jeigu jūs badaujat, jūs darot klizmą. Tai 2 skirtingi dalykai. Klizmos nėra daroma šiaip sau. Tiesiog, noriu šią savaitę pasidaryti klizmą ir aš ją dabar darysiu. Ne, mes turėtumėm tai derinti su sąmoningu badavimu ir viso badavimo metu, jeigu, pavyzdžiui, badaujam 5 dienas, tai 1 dieną, 3 dieną, 5 dieną valome žarnyną. Nesvarbu, ar mes ten valgėm daug vaisių ir daržovių, ar dar kažką, tai nesusiję čia, kad mėsa, iš tikrųjų pieno produktai ir gliutenas labiausiai yra apvelianti žarnyno sienelės produktai ir sukeliantis daugiausia problemų. Tai yra mūsų turinys prilimpa prie žarnyno sienelių ir dėl to mes negalime normaliai įsisavinti maisto medžiagų. Todėl aš, kada badauju, visada valausi žarnyną ir rekomenduoju, klizma nuima alkio jausmą. Čia šita frazė ne tik tai iš mano patirties, bet aš ir vienoj iš mokslinės literatūros straipsnių irgi buvau radusi šitą dalyką. Kad kai mes pasidarom klizmą, nebenorim valgyti ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad taip. Būdavo, kad ten kokią, 5 dieną galvoju, kad gal jau viskas, gal jau rytoj eisiu į valgymą. Pasidarai klizmą, ateina ta 6 diena, ne, jaučiuos gerai, nenoriu valgyti ir galiu tęsti savo badavimą. Aneta, žinau, kad klizmą nėra sveika daryti. Klizmą nėra sveika daryti šiaip sau. Klizmas yra daromas tik tada, kada žmogus badauja. Todėl, jeigu jūs bijat klizmos, tai nebadaukit. Tiesiog jūs neikit jokį badavimą, nieko nedarykit ir tada būsit laiminga, nes jums nereikės ko bijoti. Žinot, kaip sakoma, bijai vilko, neik į mišką. Čia iš tos pačios operos. O kam eiti tą mišką, jeigu bijot? O jeigu einat vis tik tai į mišką, tai tada atitinkamai su savo vidiniais vilkais tenka susitikti ir suvokti, kad kada mes nustojam valgyti, mes nustojam tuštintis. Ir tai nėra normalu, kad žmogus badauja 7 dienas ir nei vienos dienos nesituština visas 7 dienas, arba badauja 20 dienų ir 20 dienų nesituština.
ir tai yra realu. Ir taip būna žmonėm. Ir paskui turi problemų, kad atsistatyti iš po tokio vidurių galingo užkietėjimo. O kada mes badaujam ir darome klizmą, tai yra saugu. Bėda yra tada, kada žmogus iš po klizmos neatstato savo žarnyno mikrofloros, negeria jokių probiotikų ir viską palieka likimo valiai, arba sugalvoja klizmas darytis kiekvieną savaitę, mėnesį laiko arba 2 mėnesius. Tai yra nenormalu. Tai yra toks žarnyno mikrofloros išbalansavimas, kad paskui atsiranda frazės klizma darytis nesveika. Nesveika yra perteklium užsiimti, pernelyg save švarinti, kad čia kas savaitę darytis po klizmą, tai nėra gerai. Aš pritariu. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kad kartą ar 2 kartus į metus žmogus badauja, pavyzdžiui, 3 dienas ar 5 dienas ir pasidaro žarnyno valymą klizmą, tai tada atitinkamai organizmas jis atsinaujina, nes mes išplaunam tą patį grybelį kandidą iš žarnyno. Mes užsėjam gerasias bakterijas, pradeda geriau virškinti. Bet, pavyzdžiui, paskutiniai mano stovykloje buvo moteris, kuri dalinosi, jinai kartojo po metų laiko, praeitais metais buvo ir šiemet vėl atvažiavo ir sakė, kad nukrito jau 10 kg, nes jis sėkmingai taiko protarpinį nevalgymą, jai padėjo atsisakyti to vadinamo narkotinio maisto, bulkutės, sausainiukai, šokoladukai, ji nebežiūri į saldumynus, todėl kad saldumynų madą mums diktuoja žarnyne gyvenantis padarėliai, parazitai, tame tarpe ir grybelis. Ir kada mes badaujam, jie negauna valgyti, o kada mes pasidarom klizmą, mes dar juos išplaunam sėkmingai. Ar badavimo metu rekomenduojama ilsėtis nuo darbo? Žiūrint, koks tas darbas. Jeigu yra darbas labai aktyvus ir žmogus turi būti nuolatinai ant kojų, tai tada ilsėtis nuo darbo. Pavyzdžiui, buvo vieną kartą vienas vyras, sako, surašyk man badavimo planą, aš noriu pabadauti. Ar aš galiu badauti dirbdamas? Koks tavo darbas, sakau, gaisrininkas. Nesakau, nebadauk dirbdamas, nes, badaujant yra tas toks pakilimai ir nusileidimai. Turiu omenyje, kad vieną dieną galim jaustis labai gerai, o po vakare ar kažkuriuo tai dienos metu tiesiog subanguoja ta mūsų sveikata ir mes jaučiamės, kad mums reikia pagulinėti. Ir jeigu tai yra fizinis krūvis visą dieną ant kojų arba kažkokie atsakingi momentai, tai mes galim būti biški sulėtėję, tai nelabai atsakinga. Bet jeigu mes kalbam apie darbus, kada dirbama prie kompiuterio, kažkas tai ten, nežinau, kažkokie gal buhalteriniai darbai ar kūrybiniai procesai, tai jūs pilnai galite dirbti, gal ten žmonių aptarnavimo sferoje, kur visą laiką gyvas pokalbis su klientais, toksai lėtesnių režimų gaunasi žmogui, nes jis mažiau nori bendrauti, būti labiau savy, bet darbą ir badavimą galima kuo puikiausiai suderinti ir aš tikrai iš daug žmonių girdėjau, ką mes sudarinėjus badavimo planus, kad gali puikiai tai įgyvendinti ir dirbant. Dar matau, Birutės buvo klausimas, kokias klizmas rekomenduotumėte. Tai 2 litrų klizmą su kraneliu, kur pripilam vandens, šiek tiek obuolių acto, kad suminkštinti tą vandenuką, vanduo šiltas ir atitinkamai galima tada susipilti tą vandenį į vidų, pabūti šiek tiek, pagulėti ant šono, ant grindų, tada išsituštinti, tada vėl pakartoti. Tai pakartojama maždaug 3 kartus
kad pakankamai gerai žarnynas išsivalytų. Nes jeigu būna žmogus sako, ai, klizma ir nusiperka ten tokį iš vaistinės burbuliuką, tokį nedidelį, tai aš ne vaikišką klizmutę, arba, kuri ten stiklinė tik tai telpa 200 ml. Ne, tai mes kalbam apie 2 litrų esmarcho indą. Reikėtų taip ir ieškoti esmarcho indas arba klizma. Geriausia, kad tai būtų su kraneliu šiaip tai. Dar Vita. Labas vakaras, rekomenduoju šią badavimo stovyklą, nes pačiai teko dalyvauti, jokio alkio nejaučiau, grįžusi namo dar parą badavau. Dėkui, Vita, labai džiugu girdėti, kad sėkmingai įgyvendinot ir net ilgesnį badavimą, negu buvo planuota. Tai tik įrodo, kad ta grupinė motyvacija, ji iš tiesų yra veiksminga ir labai dažnai būna, kad žmonės startuoja, pavyzdžiui, sąmoningo badavimo stovykloje tas kelias dienas pabūt be maisto, o paskui jau grįžę pajunta, kad žiūrėk, aš galiu pabūt dar pirmadienį, antradienį be maisto ir eiti į darbą ir jaučiuosi gerai ir komfortabiliai. Bet pirmosios 2 dienos, jos visada yra kreivos, šleivos ir mes jaučiamės ne visai gerai. Tai ir apie darbus kalbant ir tokius aktyvesnius, tai pirmom dienom sunkiau, o paskui yra daug geresnis mūsų būvis ir atitinkamai mes galime darbuotis ir prasitęsti tą savo sąmoningą badavimą. Tai lauksiu dar kitų atgalinio ryšio, ar jums patiko šita mano paskaita, ar patiko pasidalinimai. Ilgokai užtrukom visą valandėlę, bet aš labai norėjau jums išdėstyti konkrečius faktus, kad jums nereikėtų ten tų 10 mokslinių tyrimų šaltinių skaityti, ką padariau aš ruošdama šią medžiagą. Ir galbūt pasimatysime šiais metais sąmoningo badavimo stovykloje su kažkuo, galbūt kitais metais. Drąsiai man galite parašyti, jeigu turite dar kažkokių klausimų, tai ar asmeninė žinute, ar komentaruose. Ir šiandien atsisveikinu, tai uždėkit man kokią ten širdelę ar kažkokį atgalinį ryšį, kad aš žinočiau, kad tikrai nebereikalo aušinau burną tą valandą laiko ir jūs turėjot iš to naudos, gerai? Iki.